Judo karaliaus Manaso valdymo laikais gimė berniukas, kuris vėliau tapo didžiu ir svarbiu vyru. Jo vardas Jeremijas. Jis buvo dar visai jaunas, galbūt neturėjo nė 20 metų, kai Dievas prabilo į jį ir pašaukė atlikti ypatingą užduotį. Dar prieš sukurdamas įsčiose aš tave pažinau. Dar prieš tau gimstant pranašu tave paskyriau, kalbėjo jam Dievas. Tikriausiai Jeremijas buvo gerokai nustebintas ir priblokštas. Ak, viešpatie Dieve, sušuko jis, aš juk nemoku kalbėti, esu tik vaikas. Taip, būtent šitaip jis jautėsi. Tačiau Dievas jį padrąsino. Nesakyk, esu tik vaikas. Kur tik tave siųsiu, ten eisi. Ką tik tau liepsiu, tą kalbėsi. Nebijok nieko, nes aš su tavimi ir tave apsaugosiu. Bet kogi Jeremijas bijojo? Kodėl viešpats turėjo jį saugoti? Kai Dievas išsirinko Izraelį būti jo tauta, jis pažadėjo ją rūpintis, duoti visą, ko reikės ir saugoti nuo priešų. Tačiau Dievas reikalavo, kad jo tauta garbintų tik jį ir tik jam vienam tarnautų. Jai nederėjo turėti kitų dievų, daryti stabų arba dangaus, žemės ar vandens būtybių atvaizdų. Dievas mylėjo savo tautą ir norėjo, kad ir jį mylėtų jį. Savo meilę jį turėjo įrodyti paklusnumu. Dievas nori to paties ir iš manęs bei tavęs. Jėzus sakė, jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Ar tu paklūsti viešpačiui? Ar gyveni taip, kaip jis nori, kad gyventum? Izraelitai taip negyveno. Jie dažniausiai elgėsi kaip norėjo ir ėmė garbinti netikrus kitų tautų dievus. Kartais, kad nubaustų izraelitus, Dievas leisdavo priešams juos nugalėti. Tuomet jo tauta sakydavo, kad gailisi ir prašydavo Dievą juos išvaduoti. Daugybę kartų Dievas išklausė jų maldas ir gelbėjo juos nuo priešų, tačiau izraelitai niekada nepasimokydavo. Ar ir tu taip elgiesi? Ar kada nors esi patekęs į bėdą dėl kokio nors nuodėmingo poelgio ar ištartų žodžių? Galbūt ką nors pavogei ar nusirašinėjai per pamokas ir tave pagavo bei nubaudė? Be abejo, nusirašinėti reiškia vogti kito žmogaus žinias. Galbūt kada nors melavai, kad nuslėptum kokią išdaigą. Tau neužteko drąsos atvirai prisipažinti, bet vėliau vis tiek paaiškėjo, jog tai tavo darbas. Ar vis dar darai tai, ką žinai esant neteisinga? Daugelis žmonių mano, kad nesvarbu, kaip jie elgiasi, jei tik jų niekas nepagauna. Tačiau tai labai svarbu. Dievas viską žino ir anksčiau ar vėliau turėsi už tai sumokėti. Biblijoje Dievas mus perspėja. Galite būti tikri, kad jūsų nuodėmė jūs pasivys. Izraelitų nuodėmės vijosi juos. Dievas negalėjo nekreipti dėmesio į jų nuodėmes. Tuo metu Izraelio tauta buvo pasidalijusi į 2 karalystes. Didelė Asirų kariuomenė jau buvo užpuolusi ir sunaikinusi Šiaurės karalystę, o jos žmonės paėmusi į nelaisvę. Kai Pietų karalystės Judo karaliumi tapo Jošijas, jis nuvertė visus stabus ir ragino tautą atsigręžti į Dievą. Kurį laiką jie taip ir darė, tačiau Jošijui mirus, karaliumi tapo nedorėlis jo sūnus ir visa tauta vėl sugrįžo prie netikrų dievų. Panašu, kad jie nesuprato, jog Šiaurės karalystės likimas ištiks ir juos, jei jie neatgailaus. Atgailauti reiškia nuoširdžiai gailėtis padarius nuodėmę
ir nuo jos nusigręžti, atsigręžti į Dievą ir jam paklusti. Dievas davė Jeremijui užduotį pranešti tautai, kad jų kraštas ir Jeruzalės miestas bus sunaikinti, jei žmonės neatgailaus. Diena iš dienos Jeremijas vaikščiojo Jeruzalės bei aplinkinių miestų gatvėmis, kalbėdamas žmonėms apie Dievo bausmę ir maldaudamas juos gręžtis į Dievą. Regėdamas tautos nuodėmę ir suvokdamas, kaip baisiai ji bus sunaikinta, Jeremijas raudojo. Atrodė, kad žmonėms nė motais, kas jų laukia. Vieną dieną viešpats liepė Jeremijui nueiti į puodžiaus dirbtuvę. Pranašui stebint, kaip puodžius minko molį ir formuoja iš jo ąsotį, su moliu kažkas atsitiko. Galbūt į molį pateko nedidelis akmenukas, galbūt kažkas kita. Tačiau ąsotis buvo niekam tikęs. Be abejo, puodžius pašalino nesėkmės priežastį ir suspaudė molį į naują gabalą. Jį minkė toliau ir iš jo padarė naują ąsotį. Dievas liepė Jeremijui pasakyti žmonėms štai ką. Argi negaliu ir aš su jumis, Izraelio namai, pasielgti kaip šis puodžius? Tai viešpaties žodis. Kaip molis puodžiaus rankose, taip mano rankoje esate jūs. Ką Dievas norėjo pasakyti savo tautai? Kad ji būtų kaip geras ąsotis tinkamas naudoti. Dievas ne veltui išsirinko Izraelį ir padarė jį tauta. Per savo tautą Dievas norėjo parodyti kitoms tautoms savo didybę ir palaiminti per ją visą pasaulį. Jo paties sūnus viešpats Jėzus Kristus irgi bus izraelitas, viso pasaulio gelbėtojas. Jis padės visiems vyrams ir moterims, berniukams ir mergaitėms susitaikyti su Dievu. Taip, jo tauta buvo ypatinga. Ir per Jeremiją Dievas jai sakė, kad myli ją, priminė jai apie ištesėtą savo pažadą rūpintis ją. Tačiau žmonės nesilaikė susitarimo, o Dievas neleis jiems ir toliau daryti nuodėmes, jei jie netaps tokiais, kokius Dievas nori juos matyti. Jis turi teisę pasielgti su jais taip, kaip puodžius pasielgi su moliu. Laisvė jiems duota, ne savo užgaidoms tenkinti. Taip pat ir mudu su tavimi nesame laisvi gyventi, kaip mums patinka. Ne, Dievas tikrai neprivers mūsų elgtis taip, kaip jis norėtų, mes patys galime rinktis. Tačiau vieną dieną visiems teks atsiskaityti viešpačiui. Jei nuspręsi nepaklusti Dievui ir eiti savais keliais, tai ir tu būsi nubaustas už savo nuodėmę. Žmonės nenori to girdėti, bet tai tiesa. Ir Judo gyventojams nepatiko, kai Jeremijas perdavė jiems Dievo žodžius. Valdovai piktinosi pranašu ir grasino jį nužudyti, jei šis nesiliaus, pamokslavęs apie juos ištiksiančias nelaimes. Nors kartais Jeremijas jautėsi nebeturys jėgų ir norėjo pasiduoti, jis negalėjo liautis daręs tai, ko iš jo norėjo Dievas. Ne visada lengva daryti tai, ko iš tavęs nori Dievas, ypač jei tam nepritaria kiti žmonės. Tačiau jei priklausai viešpačiu Jėzui, jis nori, jog žinotum, jis yra su tavimi ir padės tau paklusti taip, kaip padėjo ir Jeremijui. Tad nebijok, tikėk, kad viešpats Jėzus tau padės. Kitą dieną Dievas liepė Jeremijui nusipirkti molio ąsotį. Pasiimk tautos vyresniuosius ir nueik į Ben-Himono slėnį prie Šukių vartų. Ten paskelbk žodžius, kuriuos tau sakau, kalbėjo Dievas. Jeremijas paklausė Dievo ir perdavė vyresniesiems. Klausykitės viešpaties žodžio,
Judo karaliai ir Jeruzalės gyventojai. Taip kalba Izraelio Dievas. Štai pasiųsiu šiai vietai tokią nelaimę, nes išdavėte mane ir garbinote kitus dievus. Jūs pastatėte Baalui aukurus ir deginote savo sūnus, kaip deginamasias aukas Baalui. Tuomet Viešpats liepė Jeremijui sudaužyti ąsotį. Jis sviedė ąsotį į žemę ir šis nepataisomai sudužo į daugybę šukių. Kai vyresnieji pažvelgė į ąsočių likučius, Jeremijas sušuko: Taip kalba galybių Viešpats. Šią tautą ir šį miestą aš sutrupinsiu kaip molinį ąsotį. Jie bus sunaikinti. Pranašas grįžo į miestą, nuėjo į šventyklos kiemą ir tarė: Taip kalba galybių Viešpats. Tikrai atsiųsiu šiam ir kitiems miestams visas nelaimės, kuriomis grasinau, nes jie neklausė mano žodžių. Kai vyriausiasis šventyklos prievaizdas Pašhūras išgirdo Jeremijo žodžius, nuplakdino jį, išvedė ir įrakino į trinką. Turbūt tai buvo nelengva patirtis. Praeiviai ko gero juokėsi ir tyčiojosi iš vargšo Jeremijo. Kitą dieną, kai jį paleido, pranašas perspėjo Pašhūrą dėl to, ką Dievas jam padarysės. Pašhūrai, tu ir visi tavo namiškiai eisite į tremtį, į Babilono nelaisvę. Ten mirsite ir būsite palaidoti. Dievas nenorėjo, kad jo tauta būtų paimta į nelaisvę, o jos kraštas suniokotas. Tačiau nuodėmė privalo būti nubausta. Dievas davė jiems pakankamai laiko atsigręžti į jį. Dievas ir dabar toks pat. Jis niekada nesikeičia. Ir tu gali nusigręžti nuo nuodėmės ir kreiptis į Viešpatį. Dievas tave myli. Jis atsiuntė savo sūnų Jėzų Kristų numirti už tavo nuodėmes. Kristus prisėmė bausmę už kiekvieną, kuris nuoširdžiai gailisi dėl savo nuodėmių ir pasitikė Jėzumi Kristumi, kad šis sutaikintų jį su Dievu. Turėtum būti dėkingas tiems, kurie perspėja tave dėl nuodėmės ir papasakoja, kaip Dievas nori tave išgelbėti. Jie, kaip Jeremijas, daro tai, ką Dievas jiems liepė. Jeremijas ir toliau kalbėjo žmonėms apie jų laukiančią bausmę. O vėliau, kai pranašą uždarė į kalėjimą, Dievas liepė Jeremijui užrašyti visą, ką buvo jam sakęs. Pranašas pasikvietė raštininką Baruchą, kuris užrašė Jeremijo žodžius. Jiems baigus, Jeremijas liepė Baruchui pasninko dieną nueiti į šventyklą ir perskaityti, ką buvo užrašęs. Gal žmonės gręšis nuo nuodėmių ir melsis Viešpačiui, sakė jis. Baruchas skaitė Dievo žodį visiems susirinkusiems iš visos Judo žemės ir Jeruzalės. Tuomet ir didžiūnai prašė Baruchą perskaityti. Išgirdę Dievo žodžius, jie ėmė nuogąstauti. Jie išsirinko vyrą vardu Jehudis ir nusiuntė jį pranešti apie tai karaliui. Karalius Jehojakimas liepė Jehudžiui atnešti ritinį ir perskaityti. Valdovas sėdėjo žiemos rūmuose, šildėsi prie kaitrios ugnies ir klausėsi Viešpaties žodžio. Perskaičius dalį teksto, karalius paimdavo raštininko peilį, nupjaudavo ritinio gabalą ir mesdavo jį į ugnį. Taip jis sudegino visą ritinį. Nei karalius, nei jo tarnai nė kiek neišsigando. Nepaisant visų išgirstų žodžių, jie neatsigręžė į Dievą ir neišsižadėjo savo nuodėmingų kelių. Gal pamanysi, jog tai labai keista, tačiau ir šiandien yra daug tokių žmonių. Jie nenori, jog kas nors jiems primintų, kad jie nusidėjėliai ir kad jiems reikalingas Viešpats ir gelbėtojas Jėzus Kristus. Jie nenori nieko girdėti apie bausmę už nuodėmę.
Daug žmonių netiki Dievo žodžiu Biblija. O tu? Įsiklausyk, ką Dievo žodis sako šiandien. Patikėk juo, nes tai tiesa. Paklusk, nes tai Dievo žodis, o Dievas visada įvykdo savo žodį. Ilgainiui Judo karalystę ir Jeruzalės miestą, kuriame Saliamonas buvo pastatęs nuostabią šventyklą, sunaikino babiloniečiai. Nors Jeremijas sielvartavo šitai regėdamas, jis žinojo, jog tai nėra Izraelio tautos galas. Pameni puodžių? Taip, iš suminkito molio jis nulipdė naują ąsotį. Per Jeremiją Dievas perdavė dar vieną žinią belaisviams Babilone. Taip kalba Dievas. Po 70 metų, kai būsite išmokę man paklusti, grąžinsiu jūs į jūsų kraštą. Šis pažadas padrąsino žmones ir jie iš tiesų išmoko nešlovinti netikrų dievų ir jiems netarnauti. Būdami nelaisvėje, jie išmoko jiems skirtą pamoką. Kartais Dievas leidžia, kad jo vaikų gyvenime įvyktų nemalonūs dalykai. Kartais, tiesa ne visada, per tokius dalykus Dievas pataiso tai, kas mūsų gyvenime neteisinga. Jei viešpats Jėzus Kristus jau yra tavo gelbėtojas, ar išmokai jam paklusti ir visose gyvenimo situacijose pirmenybę atiduoti jam? Jei ne, išpažink, jog esi nepaklusnus ir tikėk, kad jis atleis ir sutaikins tave su savimi. Tada paklusk viešpačiui visame kame ir jis tave palaimins. Jei dar nesi patikėjęs viešpačiu Jėzumi kaip savo gelbėtoju, pirmiausia, tau reikia tai padaryti. Jei žinai, kad jis tau reikalingas ir nuoširdžiai gailiesi savo nuodėmių, gali melstis, pavyzdžiui, šitaip. Brangus viešpatie, žinau, kad esu nusidėjėlis ir tikiu, kad viešpats Jėzus mirė už mane. Atleisk man ir pašalink mano nuodėmes. Pasitikiu tavimi, viešpatie Jėzau, kaip savo gelbėtoju. Padėk man visada paklusti tau. Amen.